Labas. Pirmas šių metų žygis į Mursijos regioninį parką. Mašinų stovėjimo aikštelė, šiaip nemaža, o ten autostrada ir va čia prasideda pats takas. Tai yra beveik 6 km žygis, lengvai pasiekiamas automobiliu nuo Mursijos miesto. Žygio pradžios taškas yra šalia Autovia de Murcia greitkelio. Žygis pats yra vidutinio sunkumo. Nu taip, nėra koks tik sukilimas toks. Iš karto gana didelis. Ogis medžioja. Ogi. Aiks. Žiūrėk, pats pirmas. Nuvarė. Ar jam tai patinka visai? Yra kur pabėgioti. Ogi. Pareina. Su visa jėga. Kaip bus? Stabdžiai suveikia, nuo tokio kalno nusileidus. Ne maždaug taip. Kas sakė, kad Mursijoje nėra medžių? Rimtai, taip aukštai buvom užlipę. Pasiėmėm lazdas. Kol kas nešuosi ant rankos, kaip ir kepurė. Žiūrėsim, ar prireiks, ar pasinešiausi tik tais. Tais retais kartais, kai lyja vanduo, tai jis taip bėga. Truputėlį. Ko gero, šniokščia gerai. Esam buvę pavasarį, tai čia viskas truputį žaliau atrodė. Dabar realiai sausio 3 šiandien, tai kaip ir žiema. Kopiant vis aukštyn, atsiverianti panorama tiesiog gniaužia kvapą. Sakyčiau, man jau kaip ir beveik užtek. Jau išsirengiau. Karšta. Šiaip šiandien labai šilta iš tikrųjų. Tai šiandien 20 laipsnių. Tai, oh my god, labai gerai. Taip išeina, kad aš turėsiu štai ten užlipti. Mano chebra jau ten. Nu ką, einam. O dievai, kaip sunku. Seniai taip haikinom, lipom. Tai labai jaučiasi tas poilsis. Oi, merginas džiaugsis, kad nėjo kartu. Prašom, nuobodyla. Mes sustojom pailsėti, jam nuobodu, ponai. A ne, nueisim, einam. Visada, kai kopiam, tai atrodo, kaip sunku, kam čia reikėjo, patys susigalvojom. Sėdėtumėm ramiai savo namie arba kokį lengvą pasivaikščiojimą po parkelį. Bet iš tikrųjų tai yra toks labai malonus sportas. Nu, taip, tai sportas, nes sportuojam kardio. Plius miško maudynės. Tie vaizdai, grynas oras, norėčiau sakyti tyla, bet greitkelis ūžia. Mini pertraukėlė. Mes čia sėdim, mėgaujamės. Gamta, prabėga vyriškis. Prabėgo. Mes tai matėt, kopiam su lazdom ir tiesiog prabėgo. Sako, koks puikus oras. Mėgaukitės. Ogi atbėgai pas mane? Ir jos visur šitos palmytės. Gražu, kaip kokie krūmai. Palmių krūmai. Įdomiausia, kad jos su tokiais spygliais. Kažkada prie mūsų namų netoli ėjom pasivaikščioti su šuniu ir ten irgi yra tokių palmyčių. Nu, tiesiog laukuose auga. Galvoju, man čia fotografijom labai gerai bus, šešėlį, gražiai. Aš vieną pasimsiu. Pasvajokim mano rankos, kai sulinda grinai tie adatėlės. Tai kažkaip persigalvojau greitai. Ogi, ką ten darai? Aikščia, ogiukai, kur ten užlipai? Ateik, ogi. Aišku, kam paprastai taku eit, kai galima sudėtingiau. Fainai taip einasi. Taip. Labai gražu iš tikrųjų. Nors labai pilkuma tokia žiemiška dabar. Augmenija Sierra de Carrascoy
regione yra įvairi ir reprezentuoja tipišką Viduržemio jūros regiono ekosistemą. Kopiam ir išėjom va į tokį kelią. Atrodo, prieš kelis metus čia buvom, bet kažkaip neprisimenu tokio tako. Atrodo, tik tai kopiam ir iki pat viršūnės. Tai kažkaip tai išeisim, ko gero. Na, labai mielas pušaitės, tokios gražutės visos. Jėga. Nu, kokia graži uoliena. Šakės man visą laiką, nu taip žavingai atrodo, taip gražu. O, kokie vaizdai atsiveria. Na, okei, dabar jau atsimenu šitą taką. Visgi ėjom čia. Gal net sakyčiau, kiek per karštą. Galėtų būti truputį vėsiau. Bet tai dar kaip mašina toli. Tu įsivaizduoji? Tai palauk, mes dar iki viršūnės neužlipom. O dar reikės nusileisti. Bet pro kitą pusę jau, man atrodo. Pareina šunys. Dar reikia užlipti. O ten. Visada būna toks keistas momentas, kai jau taip ateini ir belieka tik tai užkopti. Ir galvoji, ta prasme, reikia kopti? Galim tiesiog eiti ratu, ta prasme, grįžti, nes dažniausiai tie takai yra ratu padaryti. Bet visą laiką tas sužaidžia, ta prasme, mes prie pat viršūnės ir čia pilies liekanos yra ir mes neužkopsim. Tai aišku, užkopsim. Tai yra biški ką veikti čia. Nors, kaip ir nėra dar čia labai sudėtinga, esam tikrai daug sudėtingesnių matę, bet, taip jau reikia. Tipo, ar čia kažkaip pakai. Stabdis eina, stabdis filmuoja. Palauk, nerandu pro kur užlipti. Kažkaip, užlipsim, aš manau, vis tiek. Po truputį. Kokie vaizdai. Kažkas manęs laukia, nesulaukia. Labai faini. Kuo arčiau viršūnė, tuo darosi sudėtingiau kopti, nes daugėja uolų ir kartais net nežinai, kur eiti. Nežinau tik pro kur, bet lipam. Einam. Davai. Čia kaip? Kažkaip taip. Rimtai. Tipo, ten turėsim valipti. Seriously. Ogi tai dzinas atrodo visiškai. Užkopę į Castillo de la Asomada viršūnę pamatėme ne tik stulbinančius vaizdus, bet ir senovinės pilies liekanas. Ši pilis statyta dar 12 amžiuje. Ji buvo strategiškai svarbus taškas per viduramžių karus, o ypač per rekonkistą Ispanijos atkūrimo laikotarpį, kai krikščionių karalystės atkovojo teritorijas iš musulmonų. Pilies liekanos byloja apie tuos laikus, konfliktus ir pilies gynėjų bei gyventojų kasdienybę. Iš principo likučiai va tokie. Galima ten užlipti. Buvom kažkada užlipę, sėdėjom, bet dabar neverta, nes šuo dar nusivers. Čia tai gana lengvas nusileidimas, bet po to tas, kur užkilom, tai visai nesinori ten nusileisti. Kopiant su šuniu yra truputį reikalų ir reikia žiūrėti ne tik, kad pats saugiai nuliptum, bet ir kad šuo nenuslystų ir nepabėgtų, nes jisai ir baiminasi, tai vietomis tiesiog reikėjo jį pranešti. Man baisiausia, maždaug sėdžiu ir dabar reikia nusileisti. Va ten, kur jie. Kažkaip. Ir ką galiu pasakyti, man pavyko. Taip, teko truputį pasėdėti, pasitarti su savim. Bet nusileidau. Viskas ok. Ogi, leidžiamės. Einam. Nusileidau. Viskas. Ta prasme, dar iki šito tako tik tai. Sierra de Carrascoy regione yra randama išskirtinės augmenijos, įskaitant 16 saugomų augalų rūšių, kurios yra biogeografiškai svarbios. Kur buvęs, kur nebuvęs išalko šuniukas. O taip, šiunos. Kaip gražu.
Vietomis tai tarsi lengvas pasivaikščiojimas, o vietomis tai yra uolėtas takas, kuris reikalauja atsargumo ir atidumo. Nusibodo. Šiaip žemyn leistis man visada labai sunku. Nepatinka. Nusibosta. Neįdomu. Kelius pakerta. Viskas blogai iš. Pačios švariausios kojos. O, prašau. Kaip fainai, kaip plytelės sudėliotos. Viskas, praktiškai viskas. Žygio pradžioje ir pabaigoje yra vietoje, kurios reikia kirsti vandens telkinius. Tad po liūčių gali būti kiek sudėtinga tai padaryti. O kadangi lijo labai seniai, tai mums nekilo jokių problemų. Tiesa, Ogis kojas sugebėjo sušlapti. Kadangi Ogis labai mėgsta vandenį, tai mes jį prieš einant čia prisirišame su pavadėliu, nes kitaip garantuotai būtų išsimaudęs. Visumoje pats žygis yra su iššūkiais, bet įveikiamas ir užtat atsilygina nuostabiais vaizdais. Čia pradėjom žygį, apėjom, čia pabaigėm. Ir viskas, žygis baigtas, pavargę, bet laimingi. Aš turbūt labiau džiaugiuosi, kai žygis baigėsi, negu kad į viršūnę užkopiu. Bet well, kiekvienam savo. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.